sveiki sugrįžę į mūsų kanalą, tęsiam mūsų bolidukų temą su Lupo, kuri po biškį įsibėgėja. Turim jau lankus, turim ratus, kuriuos dabar reiks uždėti. Gerai, kad nepametė vyras. Net, kad jūs sakėte. Ramiai. Tai turim 14 ratus su proksis padangėlėm. Aišku, išmeros labai retos. Ir bandysim jau šiandien užmest ir pamatyti, kaip atrodo. Bet aš jau dabar matau, kad per mažai dropų. Tai va, mintis tokia, kad biški per mažai dropo ir gali būti, kad mums reikės kitų ratų. Tikriausiai. Nelabai noriu šių, bet ko nepadarysi dėl projektėlio. Aišku, ratai visą laiką duoda daugiausiai vaizdą, tai manau reikia ir pasistengti su tais ratais kažką. Įsidedam šitos, pasižiūrim, o jeigu netinka, važiuojam į parduotuvę. Važiuosim pirk naujų, o ką darysi? Nes skelbimuose nieko vapšė. Nieko nėra. Išmeras labai blogas ir ratų pasirinkimas labai mažas. Tai realiai mes kai pirkom mašiną, tai pirkom šitos, nes galvom, kad nieko negausim. Bet tai gavo. Auto Vilspotas mums jos nudažė, ačiū jiems labai. Bandom uždėti, o kaip ir sakiau, parduotuvė mums padės. Bliomba, tas ratas apsivers jaučiu. Turim keltuvą, bet keliam paprašiau. Greičiau. Bet išnešimas tai geras. Tai 15. Atsuksiu vieną ranką. Siską. Einam vėl. Biški vaizdas nuliūdina, nežinau kaip jum. Aš tai biški tikėjausi geriau, bet aišku dar čia... Žinai kas yra, kas man labiausiai nepatinka. Kad dropas, aišku, mažai dropo, jo viskas okei. Bet va čia va šonuose tarpai, tai yra kosmiški. Pažiūrėk priekį, kaip atrodo nepaprastingai. Pažiūrėk, kaip tai tarpai. Čia. Arkos labai didelės yra Lupo. Kažkokiam gal Pauliukui, gal kažkokiam Audi 50 turėtų labai gerai suėti. Na čia labiau old schooliniai tokie. Old school kažkuria. Jo. Senai mašinai turėtų. O čia biški per nauja mašina. Kvepia išvaizdą vėl. Bet aš galvoju, kad tai bus daugiau biški išlindę. Galas tai viskas okei. Aišku, dar turim čia prie to viso vaizdo, tai paslenkščiai biški keis. Ne, tai jo, tai čia ne dabar, ne dėl ratų. Nesilaikam. Nu to! Aišku, juoda mašina, tai ne man. Inžinierius Pijus neužskaito. Not approved. Nėra čia ką mąstyti, ne? Jaučiu. Šokam į mašiną ir važiuojam. Patuštint dar sąskaitą biškį. Sakau, patuštint sąskaitą. Skelbimuose nieko nėra, tai tenka rinktis iš parduotuvės. Bandom važiuoti į parduotuvę, gal kažkur rasim. Kaune jų yra nemažai, tai lekiam ir ieškom, kas pasiūlys. Žiūrėsim. Šokam į savo kombo ir varom.
Labas. Labas. Vidai, atvažiavom į autovils.lt pasirinkti ratų lūpą mūsų projektėliui. Taigi, Eividas, kaip sakė, turi kažką pasiūlyti, ne? Bandysim kažką rinktis. Štai prisitį. Džiupai lūpa, nebent, bet tokia nėra. Iš lūpa 4 ant 100, plius minus kas matas ant žemės. Stensui, kaip įsivaizduoja, palangė aktuali. Palangė, Lūpa. plotis, tas geras, kad būtų. Šiaip geriausiai būtų tarp 15 ir kokių 30-35. Tai kažką tokio. Nu, tie Volkswageninio dizaino, senovinės kardos, ale toks... Kaip transporterio, ne čia? Jo, ale skardas, bet ratai. Tokie žvaigždutės, kitiem patinka. Labai Žvaigždutės visai nieko, ne? O kaip šitie va, kokie tie jų? Tie balti. Balti. Aha. Čia bus kažkas tai apie 30 etą, jeigu neklystu. O plotis? Panašu į 8,5, kažkas tokia 8,5. Šiaip tai man labiau patinka šitie irgi tie žvaigždutės. Tai jeigu nesunku, pasižiūrim tiksliai išmatavimus ir galim tada... Meškiukai. Meškiukai. Meškiukus yra turėjęs vienas pažįstamas ant pirmo golfo. Pasidarė iš originalių, pasidarė, atsimenu... Splitų. Jo, pasidarė splitus. Nu, čia reikia dar surasti juos, kad jie būtų geri. Bet jeigu jums reikės, kreipkitės, tikrai padės žmonės. Tai nepamirškit atvažiavę pasakyti, kad atvažiavot nuo One on One Customs ir padarys nuolaidą tikrai. Šitas? Šitas, jau. Dėl spalvos dar klausimas, aišku, bet pats modelis tai tikrai labai gražus. Ir kiek pastebėjom, dabar atvažiavę kilnojom, kad labai lengvas ratas. Tai kaip tik sportiniai mašinai mūsų. Kad lengvas nereiškia, kad blogas, Tai va. kaip kiti būna supranta. Gerai, tai dėl spalvos tai rinktis reikia. Tai gerai, mes norim blizgančią palangę ir norim tada, nes matot, yra... Tuoj aš nukelsiu. Ir yra blizganti palangė. Blizgančią palangę gal lengviau prisitaikyt bus. Koks lūpas spalva? Tokia... Negalim sakyti. Ai, paslaptis. Negalim sakyti spalvos. Bet esmė kokia, kad ratų centras dažysis. Imam su blizgančia palangė ir auksiniais varžteliais, man atrodo. Išsirinkom ratukus, Eividas mums parinko tikrai gerą variantą ir aš manau, kad ant lūpo tiks. Taigi nepamirškite apsilankyti jų puslapį autovils.lt ir arba apsilankyti fiziniai parduotuvėje Rietavo 32 Šilainiai. Tai va, tai ačiū Eividui ir manau, kad pasimatysim dar ne vieną kartą. Pasimatysim ne vieną. Tai va, o mes judam toliau link lūpo projektėlio. Važiuojam. Tai nuiminėjom galinį buferį, priekinį buferį, išimam lempas. Kaip gerai, kai buferiukas originalus yra, viskas sueina į savo vietas. Visos skylės tinka. O dar geriau, kad mašina nesupuvus, nes viskas atsisuka. Nors nereikia prisikalbėti. Taip, nuimsim buferį, pasimatys. Va taip, va. Nelūžo?
Kiek mašinų esam turėję, šitą geriausiai atrodo. Daugiau. Geriausia tai buvo Jaris. Šiaip iš tikrųjų, jeigu po teisybė, tai detalių rasti yra misija vos neįmanomas. Nes žiauriai deficitinės dalis visos pasidarė. Seną mašinėlę. Janu, nevilk to buferio. Ką? Nevilk to buferio. Tai. Kur įdėti? Gal reikia buferio? Tokio tikrai nereikia. Aišku, nelūžęs. Sveikas. Sveikas. Jei kažkam reikia, susisiekit asmeniškai, padaunosim. Ne problema. Nes kitaip keliaus į šiukšlyną. Už dyką. Dovanas. Dovanėlis. Gal ant sienos kas nors. Ar į daržą. Nu ir kaip čia tas priekis mūsų? O, matau pakeistą detalę. Kur? Televizorius. Turbūt buvo daug. Šitą lempą reikės perlakuoti, nes labai blogai atrodo. Sparnas. Viskas, tik dar ne viskas. Reikės, aišku, duris išimti, kapotą dar. Bagažinės dangtį, nežinau, ant mašinas dažysim gal, ne? Ne, nuiminėsim. Neminėsim. Jo. Kadangi nuėmėm, tai bus geresnė kokybė. Jo. Todėl, kad visi prajomai dažysis, tai reikės nuimti ir duris, ir bagažinės dangtį, viską. Prajomai. Tarp, kaip čia vadinasi lietuviškai? Tarpduriai. 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 Lietuviškai. Tai žodžiu, tarpdurius reiks ruošti. Šitą pusę dar graži, turi rūdžių. Jo. Tai rūdis sutvarkysim, tuo pačiu ir slenkščiai užsilankstę, tai irgi atlenksim. Žodžiu, padarysim labai gražiai. Ir jau čia ta mašina vis tiek biudžetą viršė. Stipriai. Tai va, lempos išimtos, buferis nuimtas, liko ženkliukai, šitas ženkliukas. Šitų nebus. Ženkliukas bus juodas. Ką su skyle darysim? Paliekam gal taip? Galės ateiti, gal taip. Ne, nepaliekam. Šitą pusę irgi viskas. Rankinėlės dažysis. Šitie pasinaikinčia, moldingų nebus. Viskas. Sparnai bus po to. Galim be sparnų vadyti. Ai, veidrodėlius dar dažysim. Veidrodėliai dabar plastikas, tai dažysim mašinos spalva, gal netgi 2 spalvų. Čia bus juoda, pats kaušelis kitos spalvos sugalvosim. Labai džiaugiuosi, kad šita mašina yra mažytė. Mažiau darbo. Mažiau darbo žymiai. Pusė mašinos realiai. Planas toks, dabar tempsimės į vidurį, kad galėtume čia kitas mašinas priimti. Čia kažkaip apsitvarkysim. Stovės pačiam centriukim, labai matomo vietoj. Jeigu norit, aplankykit mumis, pasižiūrėsit, kaip atrodo. Svarbiausia tik parašykit prieš atplankant. Jo, labai mėgstam šokoladą. Matas. Ne, rimtai tai jo, statom čia ir galėsim dirbti prie jos, čia priimsim klientų mašinas, kadangi BMW'kas dar vis stovi, be variklio. Tai nieko nelaukiam, norim įsividyti, tai ruošiam dažyti. Vietoj lūpų atsirado Mersas, o lūpų atsirado vidury. Kadangi projektas netrumpas, tai statom į vidurį, kad netrukdytumėm dirbti. Ir turim ratukus. Tai aišku, vidurio spalva tikriausiai keisis, dar galvosim. Tai nežinau, kol kas susisakėm ir padangos bus naujos. Fitmentas bus, manau, labai geras, labai čia bus gerai viskas. Tai
Kas supranta, bus ant 9 kabl... Oi, ant 8,25 bus 1,85,45. Bus gerai, ne? Bus gerai. Dar gavom Ferrari logo viduriukus. Bus čia bomba. Tai žodžiu, vakar pasidėjom ilgiau, nespėjom pafilmuoti, išėmėm lankus. Biški bardėlis mašinai, bet nieko. Tai lankus ruošim dažymui taip pat. Kas dar, tai kėbulas. Liko tik kėbulas iš tikro ir salonas. Kas ilgiausiai turbūt. Tai po biškį valomės visas nesąmonės, klijus čia visokiausius buvo priklijuota, kaip matot, su kažkokiais statybiniais klijais. Tai čia reikalai, galinis. Jau galvau, kad ir galinis. Tai galinis buvo priklijuotas su silikonu. Taip. Žodžiu, baisu. Tai bandom valyti tos klijus ir po biškį, aš čia susižymės, aišku, duobės. Bandom šveisti, špakliuotis ir į kamerą. Ar daug darbo padarėm? Žodžiu, špakliaus reik nemažai. Tai įsipusėjo duris, vieną šoną. Turim problemėlių tarp durų, nes pradėjo rūdyti, tai tos jau minimalius išgaudėm. Tai kaip matot, nėra čia labai daug. Tokie šašiukai buvo. Žodžiu, reikia padaryti gerai. O patys lengsti tai pūsim smalą ir uždažysim. O dar laukia kita pusė, du sparnai, kapotas, žodžiu, reikalų pilna. Dar slengstutį. Biškai galvom bus mažiau, bet yra kaip yra. Mažytė mašinytė, bet darbo tai ulele. Normalu, metai daro savo. Kiek jau metai? Daug. Kiek? Aš žinau, kelintų gyvų. Ketvirtųjų? 2-3, tai yra 21 metai. Kaip man. Neatrodo 21. Su tokiam mašinom, tai žinai. Ampydis. Nors panašu, va šitas ketvirtis panašus į tave. Nu tai jau susinešiojęs biškį. Jo, va šitas tu. O tu su šašais. Nepanašus, bet žiūrėjau, nėra šašų. Šiaip iš tikrųjų norėjom parodyti jums visą eigą, bet paskui pagalvojom, kad nelabai kam patinks jo, bus boring, kaip sakoma, ir geriau yra galutinis variantas, negu čia atsisėdus žiūrėti kaip trinam. Tai jeigu norit, kad toks video būtų, kur pilnai parodytume, tai parašykit komentaruose, aišku, galėsim padaryti. Nuo A iki Z. Vienas eigoje jau, ne? Ir tik neaišku, ar bus. Tai va, judam toliau su šituo ketvirčiu, su slengščiu. Ir nežinau, šiandien turbūt nebaigsim jau ruošti. Bet poros dienų bėgė, tai tikrai bus pabaigta jau. Nes negalim tempti ilgiau. Visokie eventai taip toliau artėja. Reikia paskubėti. Kadangi čia imitaciniai varžteliai yra ant šitų ratų, tai kadangi mes norim dabar dažyti centrą kitą spalvą, mašinos spalvą, tai išsikaliau vien dėl to, kad apsikliuoti gražiai aplinkui, kad nebūtų žodžių kažkokių tais vinguriavimų taip toliau. Tai išsikalsiu visų 4 ratų varžtus, tada dažom mašinos spalvą ir tada bus ledas. Jeigu jūs, pavyzdžiui, pirksit raštus iš autovils.lt, visada galit savo nuožiūrą, kokią norit spalvą persidažyti irgi. Ten nėra jokio skirtumo. Nėra būtinybės palikti spalvą tokią, kokia yra. Tai va. Esmė tame, kad jeigu nerasit jų katalogė mėgstamos spalvos, visą laiką prašom, galim ir mes perdažyti jums. Gal. Ne, šiaip ratų tai nedažom jau. Bet naujus galim perdažyti. Nedažom. Kurie nesunkiai dažosi. Nedažom.
Nėra ratų, kurie lengvai dažosi. Tų lengvų stipinų galim perdažyti. Ir Nedažom. kur nėra imitacinių varžtukų. Arba normalių varžtukų. Nedažom. Už brangiai dažom. Nedažom. Žodžiu, apsiklijuojam ir bus ledas. Eisim šveisti. Taigi matot, ratų dėžutės tuščios, su kėbuliuko darbais daug nepasistumėjom. Tai viskas eigoje. Dalis dirba. O mes einam parodysiu jum, kaip atrodo ratai patys. Viskas jau nunešta, nuvalyta, apklijuota. Tai dažysim pirmą barelį vadinamą ir vidų, tada apsiversim, dažysim centrą ir tada viską lakuosim. Tai dabar sekantis darbas, kaip ir sakau, nudažyti, uždėti spalvą, bet spalvos nerodysim tikrai, nes paskui atspėsit mašinos kėbulo spalvą. Tai nežinau, bandom darom, paskui žiūrėsim, gal bus gera nuotaika ir parodysim. Ane? Jeigu daug komentaruose žirdučių uždėsim, tikrai parodysim. Turi būti 200 laikų video, tada parodysim. Tai bus, nes mes... Įmanoma. Reikėjo daugiau sakyti. Ką čia maliavoji? Košės valgysiu. Niam. Su uogienė. Su braškio uogienė. Tai va, einu aš rengiuosi rūbus ir eisiu pūsti. Ratai nudažyti, bet spalvos nematot, tai dar nerodysim kol kas. Ir dabar važiuojam tiesiai pas padangiuką, užmontuoti viską. Nes gavom naujas padangas. Va, naujos padangėlės, supakuotos. Taigi vežam, montuojam ir dėsim turbūt ant mašinėlės primontuoti. Primatuoti, kaip atrodys. Atvarėm pas padangiuką, atvežėm ratukus, parašti padangom, davė baronkių pakaboti. Ir bandysim vieną montuoti, visus 3 kitus paliekam. Ir tada pasimsim kitą dieną. O čia dėsim ratą ir montuosim. Darius laukia. Bandau neužsikurt. Šeimininko nėra, galima žaisti. Baido kliauti. O iš tų reikia pasiimti. Tai gerai, laukiam žodžių Deivio ir tada montuojam ratukus ir žiūrim, kas bus. Koks trečias, kaip atrodys. Kaip jums vaizdas? Ačiū Deiviui už montavimą, ačiū autowheels.lt už ratus ir ačiū mums už dažymą. Spalvos dar nematot, neperėjim. Pamatysit. Ratai kaip ir vietoje beveik, o čia turėtų būti.
Kėbulas įpusėjęs, salonas įpusėjęs, parodysim sekančioje serijoje. O šitoje serijoje viskas ir nepamirškit mūsų laikinti, subscribinti ir komentuoti po mūsų visais video apie Lupo, apie kitus projektus ir iki sekančio karto. Iki!